Jei užduotume šiandien savo klausimą, koks yra pats galingiausias ginklas pasaulyje? Galingesnis už šautuvus, automatus, tankus, reaktyvinius lėktuvus, atomines bombas, cheminius ginklus, genų inžineriją, narkotikus, žiniasklaidą ar netgi pinigus. Kas tai galėtų būti? Ginklas, kurio pagalba formuojama žmogaus pasaulėžiūra. Ginklas, kuris apsprendžia, kokia bus žmogaus religija, tikėjimas ar netikėjimas, kokios valstybės bus jis pilietis. Ginklas, formuojantis žmonių grupės, formuojantis ir performuojantis valstybės, jų sienas, kalbas, ideologijas skirtingas, o paskui supriešinantis tas grupės tarpusavyje, sukeliantis karus netgi tarp brolių ir seserų. Ginklas, kuris iš žmogaus padaro beždžionę, žiauresnį už gyvūną, kuris žudo ir naikina viską aplink, įskaitant net ir savo pačio vaikus. Taigi, kas per ginklas toks galingas, kuris mus savo noru priverčia valgyti nuodus, anksčiau laiko iškeliauti į kapus, kuris padaro beprasmiškus daugelio žmonių gyvenimus, visą gyvenimą priverčiantis bėgti voverės rate, sumažinantis žmogaus smegenų darbą iki 3%. Nagi pasakykit, kas per ginklas galėtų būti toks galingas? Įvaizdis. Įvaizdžiai jie yra visur. TV ekranuose, žurnaluose, laikraščiuose, miestų reklamose, mokyklos programuose, knygose, internete, netgi prekybos centro tualete, ant žmonių veidų uždėtose kaukėse. Būtent įvaizdžiai diktuoja, kaip mums rengtis, kaip maitintis, kaip galvoti, ką mums rinktis, ką mylėt, o ko nekęst, kaip liūdėt ir kaip mums švęst. Įvaizdžių tų įvairių. Bet pradėkim nuo pradžių. Atsakykime į klausimą, kas yra žmogus? Koks jis tikras ir natūralus? Koks jis be svetimų įvaizdžių, kaukių ir programų? Ogi štai koks. Tyras, skaistus. Būtent toks į pasaulį ateina kiekvienas žmogus. Į ką jums jis labiau panašus? Į Dievo vaiką ar į beždžionę? Įsivaizduokite, jog jūsų ką tik gimusi kūdikį kažkas pavadino beždžionę. Kaip jūs pažiūrėtumėte į tokį žmogų? O jei beždžionė pavadintų jūsų tėvus, senelius, prosenelius, proprosenelius? Ar tai nereikštų, kad mes patys tada esame beždžionės? Tai kodėl mes galvojam, kad mūsų protėviai yra beždžionės? Kas
Ir kodėl sudarė tokį įvaizdį klaidingą? Juk aišku, kad iš gilės visą laiką užaugs ąžuolas. Ne riešutas, ne liepa, o visą laiką ąžuolas. Arklys visuomet atsives kumeliuką, karvė veršiuką. Žmogui taip pat visą laiką gims tik tais žmogus. Kas nutiko? Kodėl žmogus, Dievo vaikas, jo atvaizdas, patampa būtybė daug kartų baisesnė už beždžionę? Juk kažkada ir ši būtybė buvo vaikas, tyras ir nekaltas, gražus vaikas. Pasižiūrėkime atidžiau, kokie įvaizdžiai formuojami mūsų vaikams. Kas bus, jei tokius įvaizdžius nuo pat mažens matys mūsų vaikai? Kaip tie įvaizdžiai paveiks vaiko psichiką, juk jie linkę viską atkartot? Kokie įvaizdžiai sukurti mūsų paaugliams? Ir jau suaugusiems mūsų vaikams. Ar su tokiais įvaizdžiais jie sukurs laimingą šeimą? Ar turės laimingą gyvenimą? Ar jų vaikai, mūsų anūkai, bus laimingi? O kaip jie auklė savo vaikus? Taigi, kas nutiko šiam kažkada buvusiam žmogui? Jis neatlaikė įvaizdžių spaudimo ir giliai užmigo. O su miegančiu žmogum įvaizdis gali padaryti, ką tik tai nori. Alkoholiką, bomžą ar narkomaną. Kuo labiau žmogus patiki įvaizdžiais, bukais ir gašliais, tuo labiau smunka jo moralė. Ir buvęs kažkada tyras ir nekaltas, gyvenęs gražiam vaikiškam pasakų pasaulyje, patenka jis dabar į pragarą. Visi tie įvaizdžiai tam ir skirti, kad žmogų palengva įvesti būseną, kurioje jį būtų galima valdyti ir pavergti jo valią, kad patikėtų jis pasauliu netikru, jog jam skirta būti vergu, o ne dievu. Todėl dar gerai pagalvokit, ar tikrai norit savo vaikus atiduoti įvaizdžiams. Galbūt sekantis klausimas padės jums apsispręsti. Koks yra pats galingiausias ir klastingiausias įvaizdis pasaulyje? Įvaizdis, kuris pavergęs visą žemę ir žmoniją. Įvaizdis, kuris per akimirką galintis pražudyti 100 000 žmonių. Įvaizdis, dėl kurio žmonės pasiruošia mirti ir žudyti kitus. Įvaizdis, kuriam žmonės savo norų iš visos širdies kuria dainas, rašo eilėraščius ir poemas. Šio įvaizdžiu įtikėję ir pagal jo diktuojamas sąlygas gyvena beveik visi. Šis įvaizdis išskiria žmonės į skirtingas grupės ir visuomenės. Supjausto žemės rutulį į skirtingo dydžio teritorijas. Kiekvienoje iš jų formuoja savo tiesas, kalbas ir ideologijas. Žmogų užkrauna mokesčių našta ir jo laisvę riboja per įstatymą. Suskaičiuoja, sunumeruoja čia kiekvieną.
Įvaizdis įžūliai teigiantis, kad būtent jam priklauso jo teritorijoje esanti žemė, upės, ežerai, miškai, žmogus ir netgi jo vaikai. Įvaizdis, kuris atitraukia žmogų nuo šaknų, verčia pyktis su broliu, kaimynu. Įvaizdis, kuris programuoja žmones jau nuo pat mažų dienų, prikimšantis jiems į galvą visokių niekalų. Įvaizdis, su kuriuo nepasikalbėsi ir rankomis nepaliesi. Įvaizdis, tas virtualus, bet sukeliantis realius karus.